Labas rytas visiems, tai jau nuo vakaro neduoda ramybę, sako, kur važiuosim šiandien, tai bandysim didinti atstumą ir lėkti kokių 20 kg. Tai reikia didinti, kaip sakant, truputėlį kilometražą po vakar, jaučiamės gerai. Puikiai. Taip, nuostabiai jaučiasi, tai sakė, kojų neskauda, 7 km vienas juokas pasirodo buvo, net ir nevažinėjant. Tai, nu ką, į kelionę. Nu ką, jau biškį nuvažiavom. Jau 2 kilometras bus. Filmuot pradedu nuo šitos vietos, nes jau vakar važiavom panašiai. Pradžia kelio nuo čia prasideda. Ir dabar mes tiesiog... Taip, mašinų nėra. Ir sukamės. Ir važiuosim link Štadvilių, link Šilininkos malūno. Tos pusės. Ir tada Štadviliuose užsisuksim link Inbrado ir ten jau bus žvyrkelis. Tai va ten bus biški linksmiau minti. O dabar kol kas kokių 5 km asfaltas. Beje, šiandien važiuoju su savo naujojo dviračio. Vakar su to pravažiavau, o to dar vakare įsitraukiau šitą ir pažiūrėjau, kad man visgi naujas yra naujas ir rieda tikrai geriau negu tas senas mėlynas. Aišku, mėlyną turėti iš bėdos irgi faina. Biškį tokį mažesnį rėmo dviratį paminti. Nu va, važiuosim. Jau Šaltupę pravažiavam. Važiavam link Štadvilių, link sodo. Važiuojam keliu, nes tas pėsčiųjų takas ir dviračių takas iš tikrųjų lievas yra. Išleiva kreiva tenai. Nuo kalno nei greičiau nusileisi, nei nieko. O kaip mina. Šyriai. Hopa. Bėgių šenginėti reikia. Bijo bėgių. Užvažiavau į kalną. Nu va, jau ir 2,5 kilo. Ten Jurga stumo dviratį. Vis bijo bėgius pajunginėti. Nepratus. O ką, ant kalną užvažiavom, biškį atsiputėm. Dabar toliau važiavam. Link Sodų ir Štadvilių. Oras geras, fantastika. Nu va. Biškį šaltoka šito buvo, tai iš pradžių, kai išvažiavom, minėjau kelius šimtus metrų, sakau, žinai, ką grįžtam namo, užsimesiu ploną striukelę, nes šalta iš tikrųjų tai vien su treningu. Treningas plonas, kiaurai vėjas pučia, tai dabar su striukelė pats tas, aišku, dar dienos per valandą laiko, tada striukę gal reikės ir nusimesti. Alyvos, alyvos, alyvos. Daug alyvų, senas namas. Na va, ir privažiuojam Ditkūnų kaimą, Sodus. Aklė upelis, toks miniatiūrinis. Čia gražiai va
sutvarkyta. Opapa, sklypas. Bet aišku, žema vieta, šlapinė gaunas. O kaip mina, Jurga. Dar į pavyt ne taip lengva. Tai stabtelsiu, pažiūrėsiu, tai jau pse. Dviratis padusa. Pavargo dviratis. Aš tai nepavargau. Nu ja. Tai taip, faktas. Kitaip ir nepagalvojom. Nu va, kas tai atvažiuoja. Minam, varam. Kaip jūs? Nu ką, reikia vytis. Opa. Op. Nu ten Šilininkos vandens malūnas. Po tą pusę nebetoli. Dabar leisimės nuo kalniuko. Štadvyliai. Nuvažiavam 4,5 kilometro jau. 4,5 kilometro. Nu va, tai privažiuosim Štadvylių posūkį ir mausim pro Štadvylius. Na, kokia nuostabi stotelė. Reikia gal užvažiuoti ir pažiūrėti, kas čia gero. O. Ha? Nu, sustojam biškį. Po to žvirkelis prasidės, viskas tai va. Galim truputėlį atsipūsti. Kilų, nuvažiavom beveik 5. Bet 30 metrų, 5 kilometrai. Tą, kur grįžom, nu, kur persirint varyti. Jo. Tai va, turim tokią stotelytę. Štadvylių autobusų stotelė. Va, nuo saulės pasislėpdiškė. Jau pradeda sustriukė šilto darytis jau. Tai ankstyvas rytas dar. Kūnas sušyla. Jo, ir kūnas sušyla. Ir diena po biškį šyla, keliais laipsnis gal jau spėja pakilt. Per pusvalanduką porą laipsnelių kokių. Tai va. O tada mes važiuosim va tenai. Nusisuksim ir tada tenai pavažiavę kažkiek asfaltų. Šlisim ant žvirkelio ir ten kokie 7 km bus žvirkeliuko, miško keliuko. Iki Imbrado. Nu va, jau ir maniškė pajudėjo. Eko, viso gana stoteliai būt, važiuojam toliau. Nu, aš pilnai sutinku. Jeigu norim nupūst per porą valandėlių, reikia jau važiuoti. Nu, jau 5 kilometrai. Žmogus su mini traktoriuku bando, ką tai ten daryti. Geras kelias, ne? Nu va, asfaltas baigėsi. Ir prasideda žvirkelis. Nu, kelias sausas, bet čia mašinų turėtų mažai važiuoti, tai labai čia mūsų neuždulkins gal.
pravažiuojantis. O, kokie laukai gražus. Pa. Labai vienas gražiai žydė. Laukai kokie. O, šiltnamis koksai geras. Čia nebuvo. Seniau taip, ne? A? Aha, čia toks biški jaučias malonus. Ne, tai žvirkelis viskas čia greitai nelėksim. Ir kryba, ir viskas. Aha, tai va, aš irgi sakau. Bet dabar... A, lentpjūvė ta po kairė buvo, tai ten nuo senų laikų da. Ja. Arba šildame, tai tikrai nestai, kas tai va nusipirko, ar ką čia daro. O, ir čia va, angariokas koks tai geras. Nu, plėšęs kažkas ir į kitą pusę sarasai, ne vien tik į vieną. Ir čia va kažkas stato. Va. Irgi įdomiai čia kokiu tai. Nu, ir šiltnamis. Toks malons. Bet čia tai, kad čia sraigės augina gal kokias. Ne? O kam ten aukšti tokie padaryta? Nu kaip gardai tokie viduj sudėta. Net įdomu. Ir va čia, a kam čia išbetonuota tvorelės? Kokia dydžio? Ant tokio kreivo pamata? Kiškis bėga tenai. O, nežinau, ar matysis? Nu, bėga į pušinėlį. Pirmai per kelią iššoka ir nubėga. O, vanagis. Atsargiai nepargriuk. O tai iš to juoko. Va, paparacis filmuoja. Jo. Opa. Žvirkelis visai kitoks važiavimas, ne? Malonesnis. Ne malonesnis. Oi, da kiškis. Geras, va. Kiškis. O koksai, didelis čia. Kralikas. Nubėga. Tai daržų priarta visokių. Prisadinta. Tai trišiokai čia laksta. Kokia čia ženklą mes privažiuosim. Kas ten parašyta. Parašyta. Medus. Žirgai. Naujadvaris. Aha, va tenai, jeigu nusuksi, nuvažiuosi. Gausi medaus ir žirgų. Hop, hop, hop. Kaip jūs? Madmazailė, kaip jūs jaučiatės? Ar minasi? Ar su bėgiais bando dirbti, ar junginėjat? Taip, gerai. O, dabar miškeliu tai privažiuosim, tai bus geriau. Bus pavieniukas. Nu, bet vaizdas tai fantastiškas. Va, po berželiais pravažiuosiu. Paglaustysiu. O, medelius. Čia tai ne berželiai, o čia berželis. Nu va. Žinai, miške gal dar kelias bus geresnis biški, negu ten lauke. Žinai, koks mūsų vidutinis greitis dabar? 14,9 km per valandą. Nu tai per 2 valandas 30 kg nupūstume, jeigu va taip va. Tokiu tempu. Aišku, dabar mes per mišką biški pamesim greitį, nes čia mes ant 12-13 važiuojam dabar. Ui! Aplenksiu! Nepasduoda, žiūrėk, tu man neduoda aplenkti. Nu, aukštesnė aš pavarą. Ir psa, dar aukštesnė pavarą. Ir dar aukštesnė pavarą. O tu žiūrėk, man nepasduoda. Oho. Aha, tikrai ne ant tos papuoliau.
Opa. Mes vis minam. Jau bus tuoj. Tuoj pasakysiu. 8 kilometrai. Kažkoks, nežinau, pasirodė gražus vaizdas. Labai samana. Mėlynių visokie. Daigeliai, krūmeliai. Ir sakau, lėtai pafilmuosiu. Įdomumui. Amaniškiai jau ir numinė sau toliau ramiai, kol aš čia sustojau. Nu nieko, tuo aš dasivysiu. Eik tu, aš tai negirdžiu? Negirdžiu. Nu vat ir važiuok pasivažinėti. Būsim be pinigų ir su dviračiais tada. Visus metus. Viskam pinigų reikia. Na. Nors aš tai gegutės neišgirdau, kaip tai nežinau. Aha. Pala, kaip sakėjai, negirdėjau. Aha. Kokios duobės. Atsargiai čia kelią. Dviračių minti nebūgi nereikia. Nu ne. Viskas. Pigiausia transporto priemonė gal, bet ne. Kuro pilt nereikia. Jeigu savo darbą neskaičiuoja, kaip sakant, tai tada gali labai pigiai nuvažiuoti toli. Na ne? Bet gera va keliukas toks. Mašinų nėra, nieko nėra. O, smėlis kaip. Ir priekį pamėtė ir galą. Toks įdomus jausmas, kai nepratęs per smėlį, žinai. Kas? Aha. Ar prie Imbrado ežero kokią sustot galėsim? Užsukti tokią. Tokia mintis ir buvo. Aha. Tada tai buvau, su Patricija, tai ten lieptas buvo su... Ai, pavasarį jau šitą? Ne. Aha. Kad tada... A, tai manis sulūžęs buvo? Aha. Tai... Žinok, pamiršau pasakyti, bet mes jau 10 kilų nuputėm. Jau nuvažiavam. 10 kilų ir 200 metrų. Tai pradžipsojau, sakyman 10 kilų. Pasakysiu. Nu ką, artėjom jau prie Imbrado. Labai geras keliukas, iš tikrųjų pakankamai nebloga kokybė kaip miško kelio. Jo, to tokio klampaus smėlio tik vietom labai nedaug kai kur. Kol kas buvo. Ir šitą jau artėjom prie Imbrado ežero. Tai užsuksim ten, atsipūsim biškį. A, čia man labai smėlis būdavo kažkada. Pro Imbradą pasuksim. Jo. A, čia labai atsimenu, kažkada su mašina važiuot, labai smėlis buvo. Neapsimoka. Ir to gerai važiuot, kad mašinas nei vienos nesutikom va. Kai išvažiavom šito žvyrkelio, ne? Nei vienagi neaplenkė niekur, nei sutikom, neaplenkėm. Vienu žodžiu. A, tenai turim ežeriuką Imbradą, tai va dar biškiai priekį pavažiuosim ir ten už miškelio va to bus nusukimas, kai yra link ežero. Aš jau per medžius jau matau ežeriuką. Nuostabus vaizdas. Taip pat kelio. Labai gražiai žydėjo belaitė. Ir daug bičių skraido. A Jurga jau numinė. Ten va žydė baltai. Čia va. Gal sodas koks senas buvęs. Šitą irgi gražiai žydė, bet jau silpniau. Gerai vėjuosi Jurga. Privažiavam ežerą. Užsisukam. Ir minam. Plankysim, pažiūrėsim ežerą. Kaip laikosi. Smėliukas. Minkštas. Tinklinis pakabintas jau. Opa. Ui.
Ir gandras vaikšta. Tuoj išgazdinam gandrą. Jie. Ui. Aha. Opa. Liuks. Sveikinu. Turim 11 kg 500 metrų. Nu, iš pradžių, va ten, kol įsivažiavau, tai jo, buvo toksai keli sustojimai, paskui pats matei, kaip Jo. Puikiai tu putėjai, kad tave net vytis reikia. Tai va. Šaunuolė duok bočkė. Va. Gerai. Nu va, čia trumpai. Gupraškai paimsiu, tai va, mūsų dviratukai. Jaučiasi kol kas pavargę, duosim jiem pailsėti. Va, pavėsinytė. Tinklinis. Ežeras. Tylu, ramu. Pirmadienis, dėl to žmonių nieka nėra. O mums tai atostogos, ha. Mes galim savo dviratį minti ramiai per atostogas. Va. Kita pavėsinė. Persirengimo kabina. Tai va. Ir dabar darom kokių 10 minučių pertraukėlę, ne? Atsipusim ramiai savo. Kaip sakant, reikia ne vien tik sunkiai minti, bet ir malonumą pajausti. Ir pasidaryti gamtą, pasigrožėti. Ir atrodo, tai gal nelipsiu, šlapsida. Nu šaunuolė. Gimnastė, tu mano gazailė. Op. Aha. Nu gerai, ir aš užlipau. Išplauksim tuoj su laivu šitą. Bet jau taip, jau das baiginėja leptelis po biškį. Kaip tada kažkada buvo gražus prieš 10 metų ten. Ir kaip dabar. Bet dar visai baika liptas. Negalima skustis stipriai. Va. O čia bus gražus toks vaizdas, jaučiu. Ir mūsų dviratukai tenai. Nu ką, ačiū Imbrado maudyklai ežeram. Atsiputėm, susimetėm jau striukėlės liemenės. Ir ką, judėsim pro Imbradą link Zarasų tada. Rinksim kitus 10 kg. Opa, o čia bordiūras. Opa. Galima paežerę pravažiuoti. Valtelės žmonių paskendę. Kasgi čia mane lenkia? Kokia čia gazelė mane lenkia? Pirkstant tau dviratį Romet gazelę. Yra toksai moteriški ten. Vyriški vaganta, moteriški gazelė. Tai į tą pusę suksim kairėn. Mašinų nėra. Šuniukas. Navalu. Oi, da kitas. Šitą reikia lėk greičiau. Bet paratės mane palyksta. Kaip faina, kad dabar va iš asfaltuotas taip. Ja, čiagi žvirkelis dar neseniai buvo. Čia gal pernai ir užpernai padarė. Aha. Pasivažinėjimas dar per Imbradą biškį. 12 kg 800 metrų. Ir dabar minam per Imbradą link
Zarasų. Brada daugiabučiai. Muzika, kur tai kala pas kažką davė. Nu, apie 8 valandų turim, tai pažiūrėsiu, 11 be 1 minutės. Ja, tai man 12 būsim, oi, tai dar greičiau būsim. Čia iki dabar asfaltų važiuosim gerų kelių. Bus kažkur 16 km per valandą greitis. 17 kokių net. Tai. Na, kultūros namai. Kultūrhaus. Nebėra kam šoka. Aha, važiuok, aš tave užleidžiu. Gerok tik tai. O. Ką, centrinių kelių? Krautuvė. Bažnyčia. Ir tuoj baigiam pravažiuoti kaimelį. Išleisim ant centrinio plento. Nu ką, viskas išlendam į centrinį kelią. Dabar čia bus asfaltas geras. Minsim savo. Na va, mūsų greitis apie 19-20. Jau nuvažiavom 14 km. O dabar ilga, gera nuokalnė. Po to lauks panašiai tokia pat dydžio, nedidelė įkalnė. Jau grįžinėjom namo po biškį. Nuvažiavom jau 15,5 km, tai privažias Miliūnus. Ar Milžinų kaimas, kaip čia vadinasi tiksliau. Ir liks tada apie kokie 7 km gal iki Zarasų. Nuo Miliūnų? Na, kažkas tokio. Ne, nuo Tamuliškių gal 4 ar 5. Tai va. Bet čia irgi pala bus nuo Miliūnų nuokalnė. Tai bus gera. Tu mane aplink norėjai, ar kaip čia? Taip. Aha. Pabūti šalia. Gerai, puiku. Džiugu. Miliūnai 0,2 km. O, jins gazavo. Malonumą pagavo. Myna savo tik. Nepse. Ir dabar nuokalnė. Ilga bus. Tai rėdėsim, galima sakyti, savo eigą. Nu jau 18 km. Baigiam privažiuoti Tamuliškės. Lieka nebetoli. Gražus oras, sušyla, apdienoja. Tai dabar be striukės. Labai gerai važiuoti. Pats tas. Aš čia dabar. Norėjau nuotrauką pasidaryti, čia paleidau filmavimo kamerą, tai va. Sveikata. Sveikata, aha. Išgerkit. Mašina važiuoja. Kokia tai. Ir nuvažiavom. Į Suvieką nusukau. Nu, kaip ten propal naviek. Papal na Suvieky, propal na vieki. Ten toks būdavo posakis. Suviek, Nu propal tai, naviek. nu ja, tai va. Na va, mes minam savo toliau. O, palopę šitą vietą, nu šaunu. Čia pastovi šitą vietą per porą metų išsikraipo kelias, pastoviai kreiva lieka labai. O dabar pataisė biškį šaunu. Nes tikrai labai kreiva buvo ir su mašina važiuojant žiauriai kreivai. Nu ką, 19,9 km ir nu
Jie 20 km. Alio. O. Jie praktiškai baigiam privažiuoti Zarasus. Dabar tik liks ilgas, malonus nusileidimas nuo kalniuko. Ten tolumo jau matom va Zarasus. Zarasai. Privažiavom Akadą. Opa. Nu va, ir baigiam privažiuoti Zarasus. Turim 21 kilą ir 700 metrų. Jie. Zarasai. Pirmai važiavom tenai, į dešinę pusę, iš Zarasų. Kas? Matai, kaip mano koja. Ne, nemačiau. A kas buvo? Ai, atsisakė nulipti nuo dviračio. Važiuojam paskutinius kilometrus. Tai va, 23,600. Tai dar, kol iki namų davažiuosim, bus ir 24. Bus 24 kilai. Ir šiam kartą važiavimą baigiam. O Po didelių minimų. iššūkių, ne? Man tai iššūkis buvo. vis Nu tiek tai, kai senai buvo. nepratę minti. Reikia pavalgyti. Tai dabar to užvalgyti, tai va. Ir ant greito. Kas pupelių kiaušiniai naminiai. Lašišos truputėlį, savų visokių daržovių skirus, aišku, pomidorus ir agurkus. Salota, špinatai, krapai savo, kabutė, majonėzas. Gerai, dabar pakirsim. Gerai valgom. Gerai. Skanaus ir jums. Mums tai bus tikrai skanu.